Praeitoj serijoje įrodyta, kad sugriuvo mano motoblokas, tai kažkiek susitvarkiau, nesu patenkintas dar tenais tokiais rezultatais mano sutvarkymo, tai vis dėlto vis tiek teks ieškoti geriau techniką išmanantį žmogų ir jau suradau. Ir ačiū Dievui netoli ir sakė, pažiūrės mano reikaliuką, bet skubėjau jau likusius paskutinius vynuogių sodinukus sukišti ir gavosi 3 eilės. Beveik 2 pilnos eilės veislės Solaris, o trečioji eilė ir antros galiukas, čia kokie 6 sodinukai. Džamba tiesiog pamiršo. Ne tai, kad pamiršo, lauke, kai laikė tuos sodinukus, jam vėjas išpūtė jo užrašytus pavadinimus. Nu, ir atpaistyti negalėjo. Tai sakiau, su Džamba juokau, galim dabar uždėti, galiu aš uždėti čia jau kokius tik noriu pavadinimus ant tų sodinukų. Aišku, reikia tikėtis, kad jie prigis. Ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad pastarosiomis dienomis iš tikrųjų po pasodinimo aš dar vis tiek liejau, nors jau mačiau horizonte žaibavo, sakau, gal praeis lietus, bet iš tikrųjų gerai nulijo ir vakar gerai nulijo, šiandien pakrapnojo ir dar atrodo 3 ateinančias dienas pakankamai palašnos, palinos. Tai aš tai džiaugiuosi, nes man čia su kibirais mažiau vaikščiojimų. Aišku, teks vėliau vienaip ar kitaip, kol tos vynuogės pilnai prigis. Bet dabar bent jau galiu virvę susivinioti ir galvoti, kaip tik tai žolę prižiūrėti čia, kad neužleisti sodinukus ir pagaliau grįžti į dirbtuves prie darbastalio užbaigimų. Pagaliau sugrįžus į dirbtuves, vien tik tai iš antrinių žaliavų, netgi medvaršiai ir tie yra naudojami jau panaudoti kažkur tai, na, ne kažkur tai, bet tiesiog ištraukti iš tų pačių spec palečių. Ir kągi, geometrija kaip ir aiški dabar, pavyko pastatyti šoninės sienas, dabar beliko daryti pertvaras, atraminės sieneles reikia pastatyti ir lentyno. Taip, dabar turbūt bus labai daug gulščio darbo, atsigulus ir sunku čia bus kažkaip tai fiksuoti, nes kamera palikus iš viršaus tai nieko nesimatys, nes aš čia būsiu palindęs. Tai va, bandysiu kažkaip tai dabar pajudėti su šitais darbeliais, kaip sakiau, pertvarom ir tada parodysiu, kas iš to gavosi. Pasiėmiau seną kibirą, nu ne tai kad seną, bet tiesiog jisai buvo sugadintas, čia netyčia pradegintas dugnas, o buvo skersta keletą avyčių. Ir šiaip, kaip visada, grobai vidiniai būna pakasami po obelėmis, kurios nuo to labai gerai bujoja. Bet pagalvojau, dabar turiu vištų. O vištos mėgsta tikrai įvairias kirmeles. Ir tam, kad joms duoti tų kirmelių, yra toks paprastas dalykas.
paimti tos grobus, visus sudėti į kibirą ir prigręžioti skylių, tokių, kad užtektų musėms įskristi. Musės padės savo kiaušinėlius ir ten išsivystys lervos. Ir kai tos lervos pradės eiti lauk ir tą kibirą reikia tiesiog padėti ten, kur vištos, į gardą ir vištos sules. Na vėlgi, gamtos procesai, natūralūs procesai taip gali duoti naudą visiems. Be abejo, kažkiek tų lervų turbūt ir išsivystės į muses ir jos vis tiek bus pagautos, ar tai kregždžių, ar tai tų pačių čiurlių ir kitų paukščių. Bet reikia ir višteliam duoti, ką palesti, proteino. Nuo pat ryto pila lietus ir tik tai dabar sustojo trumpam turbūt, na gal ne trumpam, bet taip, pilkas oras leidžia grįžti darbams į vidų. Prieš porą serijų rodžiau pas mane besisvečiuojantis draugas Aleksas surentė šitą ant tarybinių kojų parko suoliuko ir kągi, yra ir antros kojos ir vėlgi pasakojau apie tos brūsus, kurie irgi ne šiaip, kad iš parduotuvės nupirkti, o sūnus valė ten tėvo garažą, namus ir juose buvo palikti kuo puikiausi brūsai. Gal kai kurie truputį išsigaubę, bet kainos prasme tai yra daugiau nei pusė pigiau nei parduotuviai. Kaip pas mane viskas čia kaimo barokas, truputį vingiai tokie sliekiški, besivingiuojantis, tai manau, kad gyvybingumo įneš ir brūsų pasiraitimai. O grįžtant į dirbtuves, turiu pasidžiaugti, kad pagaliau pavyko suresti galutinai darbastalį, kuris pilnai padarytas tvarumo principais, gal tik tai kokie 8 nauji medvaršiai buvo panaudoti, o daugiau viskas antrinės žaliavos ir manau, kad talpus ir gali čia labai daug dalykų susidėti ir taip man gali atsilaisvinti dabar pakankamai nemažas grindų plotas, ant kurio yra tiesiog sudėti daiktai, kurie niekur nebetelpa, nes lentynos kaip ir apipilnės. Ir jo, galiu išsivalyti jau nebereikalingą medieną kažkur kitur persisandėliuoti, nes čia buvau susivilkęs tam, kad kurti tą, kaip sakiau, darbastalį. O minėtas Aleksas, pasibėdavojau jam čia aprodydama savo ūkį, kad Lietuvoje niekur nerandu, net žmonių skelbimuose, kad noriu seną vandens pompą susirasti, nes šulinys gyvybingas ir noriu padaryti taip, kaip kaizeriniais laikais buvo, ne taip, kad virš žemės lygio ten yra sumūrytos baltos silikatinės plytos, kurios negražu, man nepatinka. Tai noriu sužeminti iki beveik žemės lygio, kaip sakau, kaizeriniais laikais buvo. Ir vandens paėmimas buvo ne tuo įprastu Lietuvoje dizainu, kur ant ritinio užvinioji grandinę su vandeniu iš šulinio. Bet, kaip minėjau, kaizeriniais laikais buvo taip, vandens pompos, o čia iš viso įdomi tuo, kad jinai
dviem cilindrais ir kiekvienas pasukimas svirtės traukia nuolatos. Ne taip, kad kai būna tik tai vienos pompos, tai tik tai vienas judesys, kada, neatsimenu, turbūt, kada spaudi žemyn, yra traukimas ar atvirkščiai, nesvarbu, bet sakau, čia nei vienas judesys nebus prošal ir bus dviem cilindrais traukiama. Bet dabar galvoju, na, jinai nėra tai, kad baisi ar labai sena, be abejo, jinai čia garantuotai pokario metų kažkokių tais, bet noriu išsiardyti, nusivežti pas auksarankius meistrus, kad nusmeliuotų, nudažytų ir tada aš galėsiu ją vėl susirinkti ir tada jau kažkada galvoti vasaros tarp savo čia tų milijardų darbelių įsprausti ir šulinio išvalymo, išsiurbimo, ir nes norėtas tai padaryti iki rudens, kad vėl neprikristų lapų ir taip toliau, nes čia jau keletą metų, tai turbūt daug metų čia jisai atviras, nes kai atvykau tik tai buvo vos kelias lentos ir keli konstrukciniai rasteliai likę nuo to, kas buvo, kaip anksčiau pasakojau, kad su ritiniu paimti vandenį, tai ten jau viskas buvo ir sukritę į vidų ir taip toliau. Ir dabar tiesiog su virve ateina pasiimti tą vandenį. Taigi, užsišnekėjau labai daug visko ir kągi, dabar kuopimasis, tvarkymasis ir čia gal nelabai įdomi ta tema filmuoti ir žiūrėsim, kokiais darbais pajudėsiu toliau čia. Šiaip netaip išsiardžius seną gerą vandens pompą, matom rūdžių nemažai viduj, bet pakelimo mechanizmas, vandens pakelimo mechanizmas pakankamai geras ir netaip jau susidėvėjęs, bet vienok yra guminės senos, tos vadinamos tarpinės, o aš gavau su visa pakelimo pompa senovinės arklio odos tarpinės, kurias ir norėsiu sudėti. Bet tam, kad dabar truputį pačiu nenaikinančiausiu metalo paviršiaus būdu nuimti rūdis. Nesu nei kartą daręs, bet pasiskaičiau, tai paprasčiausia elektrolizė. Tai tam reikės akumuliatoriaus pakrovėjo, vandens ir paprasčiausias valgomosios sodos arba kepimo sodos. Ir su elektra katodas anodas turės padaryti savo darbą. Ir kągi, dabar suruošiu tirpalą, vienas šaukštas vienam litrui vandens, vienas šaukštas sodos vienam litrui vandens. Ir kai viską užkursiu ir prasidės tas elektrolizės procesas, kuris nuima rūdis palengva, sakoma, parą tai tikrai turės išstovėti. Ir dabar tą padarysiu ir parodysiu, kaip vyksta pats elektrolizės procesas. Gražios detalės. Štai turiu tokį senovinį akumuliatorių pakrovėją ir kągi, soda ir vanduo ne viską apsėmė, bet vienaip ar kitaip aš manau, kad dar reikės apversti šitą didžiausią detalę. Na, tiesiog neturėjau dabar didesnio kibiro, tai kaip tilpo, taip tilpo. Ir kągi, su elektros indikatorium pasižiūrėkim. O, jau duoda ženklą, kad ten yra srovė 12 voltų, bet vienok yra. Ir kažkokių tai vizualių veiksmų ar burbuliavimų nieko nevyksta, bet tiesiog turbūt, kad reikia palikti ilgam laikui, dabar kaip minimum parai, ir matysim, kas čia po paros gausis. O įdomu. Tam, kad nuvežti motobloką meistrui,
reikia, pasižiūrėjau, kad ir pasibaigusi techninė apžiūra ir mano priekabai. O dabar pasirodo naujas įsakymas ar įstatymas, ar kaip ten, kad turi nebe atšvaitai būti matomi iš priekio, bet turi atsirasti lemputės. Oi, niekas čia taip lengvai nepaleidžia ir dabar teks, nežinau kiek aš jau užtruksiu, bet pagulėti po priekabą ir prasivesti laidukus ir tada lėkti, prasivaryti technikinę, tada pasikrauti motobloką, tada pas meistrą. Oi, to lakstymo tai čia gyvas velnias yra ir prie viso to, kaip ne vienoj serijai rodžiau, prie darbai, prie medienos, palečių ardymo, tai čia irgi mano dienos lekia, aš net ir nebefilmuoju, tai gal to turinio netiek daug kitokio yra, nes iš tikrųjų, taip, kaip esu sakęs, labai daug laiko užtrunku aš su tos medienos atsivežimu, pasikrovimu, iškrovimu, išardymu, sandėliavimu ir ko nereikia, reikia palikti malkom, supjaustyti, nu tai va taip va ir žaidiesi. Na, aš nedejuoju, tai jokio dejavimo tikrai nėra, tiesiog pačiam kartais stebėtina. Atrodo, čia tiek planuoji visai kitus darbus, bet žiūrėk, kad nusistumia ir užima kažkokie kiti. Na, čia gal irgi toksai dalykas prioritetų dėliojimas, bet vėlgi yra kažkas prioritetai, yra kažkas susiję su kitais darbais ir tu turi perstumdyti. Na, įdomus, na, kaip ir bet kuriam darbe, man atrodo, yra svarbu tą vadinamą projekto valdymą ir tame projekte valdyti visas smulkiausias detalės ir taip numatyti galimas įvairias būsimas situacijas ir kad išvengti kažkokių tai nepatogumų, nemalonumų ar dar kažkokių kuriozų. Tiesiog turi kaip šachmatuose numatyti kelias žingsnius ir priekį ir taip viską, kaip mėgstu aš tą seną žodį, riktavoti. Taip ir riktavoji viską aplinkui. O dabar ką? Reikia lysti man po priekabą ir pagaliau ją suruošti techniniai apžiūrai. Atrodo, tik praėjo 3 dienos, bet musės padarė savo darbą, o atitinkamai vištoms irgi yra ką veikti. Jau lenda mažosios lervos ir taip proteinų sotinasi vištos. Kažkas gali pasišlikštėti tokiu būdu, kad yra vištos paskaninamos, bet jūs pagalvokit, taigi taip, visi paukščiai minta būtent visokiais vabzdžiais, visokiom lervom ir taip toliau. Tai yra pats natūraliausias proteino kaip ir šaltinis. Ir sveikiausias, nereikia kažkokiais tai cheminiais preparatais skatinti vištų augimą ir skatinti kiaušinių dėjimą ir taip toliau. Tai vėlgi, ką aš turbūt visose serijose vienaip ar kitaip ir vis primenu apie tą kuo natūralesnį būvį, sambūvį su gamta ir atsisukimą į ją ir taip vis, kaip sakant, kuriant balansą. Nes juk viskas nueina. Esu ne kartą pasakojęs, kaip nuo žemės tręšimo nueinama iki žaliuojančių ežerų ir nykstančių žaliųjų plotų jūroje. Viskas nuo azotų ir fosfatų trąšų, kurias nueina per gruntinius vandenis, kanalus, upelius, ežerus ir taip toliau.
taip nueina. Jo, taip yra. Ir todėl kažkaip tai per paskutinės kelias kartas mums pasidarė norma matyti, kad čia reikia tiek chemijos varyti visur į visą aplinką ir tai pasidarė kažkaip tai priimtina, be tokio gilesnio susimąstymo. Aišku, yra nemažai žmonių, kurie apie tai galvoja, apie tai kovoja, bet tie žmonės pradedami būti priimti visuomeniai kaip keistuoliai kažkokie tai, kad kažkokie tai kraštutiniai radikalai ir panašiai. Bet aš manau, kad tie žmonės kaip tik yra labiausiai galvojantis apie mus visus ir rūpinantis. Aš gal nesu tas, kuris tenais eičiau į gatves ir pradėčiau šūkauti ir taip toliau, bet aš darau per savo pavyzdį, per šitą YouTube kanalą ir jis gal tuom ir yra kitoniškas nuo kitų, kurie daro savaip, o aš darau taip, kaip ir sakiau, atsisukdamas į gamtą ir žiūrėdamas balanso su ja. Ir atitinkamai visi tie antrinių žaliavų naudojimai, kurie, man atrodo svarbus. Tai nėra tik tai idėjinis ar finansinis klausimas, dėl ko taip yra daroma. Tai tiesiog yra filosofinis iš esmės, kaip mes gyvenam gyvenimus, kuom jais remiamės ir kaip mes kuriam dabartį ir atitinkamai įtakodami kitus, pradedant nuo pačių mažiausio, kuriam ateitį. Lemputės pritaisytos, bet čia buvo reikalų su jų pajungimu, tai čia ir kalėdinės eglutės švietė ant tos priekabos. Ir Paserato generatorius pradėjo eiti iš proto, reikia vėl remontuoti. Kažkokia nuojauta, toks jausmas, kad nesiseka kažkaip tai kelinta diena, viską atrodo, ką įmuosi, viskas kažkaip priešais plauka. Ir aš pastebėjau tokiu atveju, ilsėtis reikia, kad truputį susidėlioti galvą. Ir vienas iš geresnių man poilsio būdų arba apskritai nusiraminimo būdų, tai ateiti pas biteles. Taip, čia visada ramu, stabilu ir gražu stebėti, kaip bitelės aktyviai dirba. Ir taip, trečiasis avilys irgi juda. Po tokio šalto pavasario, tai aš jau praeitais metais tokiu metu buvau vieną medsukį padaręs, o šiemet dar nei vieno. Tai jo, keletą savaičių čia nebuvau priėjęs ir dabar sakau, apžiūrėsiu, gal jau neužilgo reikėtų ir padaryti bent iš pirmų 2 avilių medsukį ir taip pabendrauti truputį su bitelėm, ramiai, nusiraminti ir nesakau, kažkas vyksta gyvenime, energetikoje ar dar kažkas, ar manyje. Iš tikrųjų viskas manyje, tai nereikia į kitur ieškoti priežasčių, visos priežastys yra manyje. Tai va, todėl sakau, reikia nusiraminti prie bitelių. Vieną dalyką esu pastebėjęs gyvenime, kad kada man prasideda nuolatinė monotonija, tie patys darbai, po kurio tai periodo man labai krenta ūpas, darbo efektyvumas ir naudingumas viso proceso. Naudingumas be abejo jis yra, bet kaifo pradeda, kaip sakant, išimti
džemą iš mano spurgos. Tai pagalvotumėt kaime, nu kaip čia gali būti nuobodu, juk visą laiką viskas skirtinga. Na, gal dėl to, kad aš buvau visai kitaip susiplanavęs visus darbus ir staiga man čia nukritusi ta galimybė gauti antrinių žaliavų kaip faniera, MDF plokštės, brūsai ir visa kita. Tai yra, na, būsima medžiaga sekantiems darbams. Ir gal tie darbai, kurie susiję būtent su tos antrinės medžiagos ardymu, visokiausių viniukų, traukimų, kurie užima begalės laiko, vilkimas, tai iš vieno kampo į kitą, traukimas medžiagos, po to sandėliavimas, parvežimas ir visi tie darbai. Ir po to, aišku, gulėti paslikam, kai nusilėsi. Tai vat, sakau, gal dėl to ir pagalvojau, kad čia tas toks ir pradeda kiti darbai nebeiti, nes užsisukau monotoniją ir vidinis nepasitenkinimas atsiradęs dėl to, kad atsitraukiau nuo savo pirminio tikslo, būtent judėti su vilos renovacijos darbai. Na, aišku, taip, tos medžiagos ir bus panaudotos renovacijai, bet vis tiek kažkaip tai, jo, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Vienok, nesiskundžiu, tiesiog čia tokia saviobservacija, kaip save stebi truputį iš šalies, paanalizuoji tam, kad suvoktum, kodėl taip vyksta ir kodėl aš taip jaučiuosi. Tai svarbu truputį padaryti, manau, kad kiekvienam savi analizė. O džiugesys be abejo yra dėl tų medžiagų ir vat, kaip pavyzdys tokios fanieros plokštės 2 cm, dabar jinai gal ir neatrodo gražiai, bet truputį ją pašveitus ir padarius per tvarinės sienelės, kurių bus tikrai ne viena antrame aukšte vilos, tai todėl ir skiriu tiek daug laiko toms medžiagoms. Vienok. Taip, su turbūt sekančia serija prasidės grįžtamieji darbai prie ko aš planavausi, o dabar kas yra likę, dar yra čia truputį man keliom valandom ar visam vakarui šiam viską čia susiardyti, susinešiuoti, susisandėliuoti, kad man nebespaustų galvos ir taip reikalaus tikrai nemažai energijos, o po to reikės pagulėti, pamiegoti, nes tikrai ne visada užtenka poilsio vienos nakties, nes kai tasai ne kiekvieną dieną ir ne po 10 kilogramų, o pas mane čia šimtais, kaip subruka tonomis. Tai jo, tos rankelės ir kūnas nuvargsta. Vienok, kaip visada, noriu Jums padėkoti už pridedamus nykščius, taip, už parašomus komentarus. Ačiū visiems, kurie paskatinat, pagiriat, pasidalinat įžvalgom, pastebėjimais. Aš į visus atkreipiu dėmesį ir tikrai sureaguoju ar atrašau. Ačiū dar kartą, taipogi esu dėkingas visiems, kurie paremėt mano projektą Contribui, Patreon ir Revolut platformose, taipogi pasidalinant šią ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais, kuriems gal irgi pasirodys įdomu stebėti mano procesus vietos renovavimo, tvarkymo ir kitais tvarumo ir ekologiniais principais, kom aš čia stengiuosi remtis. Gal ne visada tai 100%, bet intencija yra tokia. Ir kągi, sakau, iki sekančios serijos.